Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas. Šiandien esame labai šviesioje ir erdvėje patalpoje. Turime jau vieną sieną mūsų dekoruotą tapetais. Taigi norėtumėme ant kitos sienos kažką tai mažiau tokio išsiskiriančio. Imsime mūsų šiandieną žaliojo perlo efektą, dėsime jį į blizgią dažyvę ir lengvais potėpiais suteiksime šiokio tokio perlo žvilgesio, kuris matysis krentant nuo lango šviesai ant sienos. Imame mūsų perlo miltelius, labai stipriai nepučiam, nes jie labai dulkės. Taipogi yra paskaičiuota šiam dekorui apie 3% miltelių į 2,5 litro indelį dažyvės. 3% tai yra 75 gramai, indeliai yra 100 gramų. Kaip be svarstyklių, tarkime, mums tai teisinga proporcija įdėti. 75 gramai, vadinasi, mums reikia 3/4 tūrio indelių. Šiuo atveju mes dedame 3/4 indelio perlo. Tai kas sudaro 3%, bet mes galime dėti ir daugiau, ir 5%, ir 6%, tiek, kad to efekto bus ženkliai daugiau, o perlo kiekis dažyvėje pradeda jau tokį daryti kaip ir dengimo efektą, ir tada paprasčiausiai žiūrint tiesiai, kai nėra perlo efektų, gali atrodyti pernelyg dėmėta siena. Šiuo atveju mes nenorime jokių dėmių, tik tai tam tikrų kampų pasižiūrėjus, kad matytųsi perlo efektas. Kaip jau matėte ir kituose reportažuose, mes naudojam ne pirmą kartą perlus ir šitą dažyvę. Koks yra jų visgi platus pasirinkimas panaudojimui. Šiandien mes tepsime ant dažytojo paviršiaus, be jokios specialaus pasiruošimo. Tiek, kad gerai, kad dažai yra šilko matiniai, ko mums ir reikia, nes ant matinio paviršiaus truputį sunkiau teptųsi. Siena mūsų labai švari, nėra jokių blizgių riebalinių dėmių. Plauti net nereikia, mes tiesiai imsime ir tepsime mūsų venecijietišką imtuvę. Ir dviejų įrankių tik tai pagalba mes visą tai perteiksime ant sienos. Baigus dekoruoti mūsų sieną, ji džiūsta gana tikrai greitai, praėjus maždaug valandai pusantros nuo pradžios darbų, čia jau yra išdžiūvę, bet žinoma geriau dar jos nesistengti valyti, tai vis tiek pilnai išdžiūsta visi paviršiai maždaug per parą. Efekto greičiausiai, kad nesimato, jis matysis efektyviausiai, kai bus šviestuvas ir atspindžiai kris aukštyn žemyn, matysim perlo efektą ir krentant saulei mes matome žalsvą efektą.